Labą dieną, vėl žvejybai, tokia popietė, jau gerokai jau į pavakarę, galima sakyti, po 4 valandų, tai aš čia realiai 2,5 valandos kokios šviesos tik tai turėsiu. Ir šiandien tema pagaudyti lydekų, tokiam kaip upelį, kaip kanalė. Čia esu jau buvęs, esu pagavęs, tai galvoju pabandysiu ir vėl. Nu ir pažiūrėsim, kaip čia seksis pirmą rudeninę iš tikro lydekų žvejybą. Turiu spinningą iki 9 gramų užmetimas ir čia iki 5 liaunesnis. Kažkaip noriu labiau pabandyti tokias nedidelės gumas, tokias kaip ir ešeriui tinkamas, tokias būtų. Nors turiu daug pasiėmęs, bet kažkaip pradėjo patikt ant mažesnių va tokių gaudyti. Nu čia tarkim 10 cm. Didokos, bet ant va tokių visokių nesąmonių galima ir ešerį pagauti, ir lydeką užkimba. Tai padidini šansus pagauti kažką tai. Pavadėlis. Jau labai jau čia minimalus. Ešerių čia kažkaip nelabai tikiuosi pagauti. Uždėsiu pavadėlį. Iš jau toks wolframinis. Iš tikro labai jau iš čia nedidelis. 2,5 kilogramą tik rodo, kad jo laikymas už svorio. Tai toks jau labai minimalus. Nu ir iškart galima kažką tai uždėti. Kokia gumytė. Penki gramai jau daugok. Tarkim, tokį. Kažką tokio. Turiu ir rapalos gumų. Kraštcity vadinasi. Bet jos tokios didesnės. Nežinau, šiandien panaudosiu, gal pamėtysiu. Nu va tokias va. 4 colio, tai bus 10 cm. Tai dar galima išbandyti. Žodžiu, šiandien orientuojas į mažus, bet nespjaunu ir į didesnius. Nu va, uždėjau ir antrą. Kiek didesnį pavadėlį, storesnį. Išlaiko 5 kg, 15 cm ilgio. Ir didesnį masalą čia dėsiu. Viskas, galim pradėti žvejoti. Vanduo drumstas čia, purvinas toks. Kaip ir reiktų ryškesnius naudoti masalus. Gal net ir didesnius reiktų. Aišku, jeigu ten netoli pravesti žuvies, jeigu jinai ten aktyviai domisi, tai puls tą masalą. Seniai ir bespinningavau, pirmą kartą rudenį va taip rimčiau. Tokį kažkokį inkarą nedidelį turiu. Gal laikys, net nežinau. Dar nesu bandęs. Vėjuota diena šiandien stipriai. O kodėl aš taip vėlai atvariau? O lyjo visą dieną. Visą rytą. Tai mažiau, tai daugiau. Bet lašnoja.
O dabar vat jau matosi. Debesis sklaidosi. Galvakablis 4 berods gramų. Ta žuvelė irgi 2 gramai kokie daugiausiai. Tai 6 gramai užmetimą. Užmest svorį 6 gramus, nu, pasaka su tokiu dirbt. Lengvučiu. Aišku, tada ir kotai plonesni, viskas ploniau. Daugiau malonumo žuvį traukt, jeigu užkimba. Dar ir metasi labai neblogai. Lėčiau pratraukt gali. Vat irgi privalumas. Nu, truputį pasididinsi. Rapalą masaliuką. Žolės dar nesukrytusios. Dar daug žolių visur. Nebuvo didelių šalnų dar. Aišku, vanduo tai jau atvėsęs kokie. Net nežinau tiksliai gal kokie. Kiek čia gali būti. Jeigu lauke 7 laipsniai, nu tai gal ir vanduo kokie 6. O, antis pabėga nuo manęs. O, yra. Pirma rudeninė. Reiktų nemaža visai. Graži lydekaitė. Bet labai jau silpnai įsikabinus, matau. Ai, ant į nosies kraštelį. Turiu kaip ir graibštą šiokį tokį. Oi, va, gerai. Paėmiau. Na va, vis tik didesnį guminuką paėmė. Antrapalas, kraštcytį. Nu, pirma lydekaitė. Čia dar visai nebloga jinai. Kilos plius tikrai. Matas privalgius kažko, storas pilvas. Blemba kaip įdomu traukt su tuo liaunesniu spiningėliu. Visas smagumas ir atsiskleidžia. Ten su kietais tais spiningais, galvoju, kai trauki, tai mažai ką jauti. Nu, pirma rudeninė lydeka. Sezonas atidarytas, liuks. Bet paėmė didesnį masalą. Nu, aš čia mažesnį ir nemėčiau dar. Bet taip irgi į patį lūpas kraštelį matėt. Jau galima sakyti, kad labai neaktyvi žuvis. Nenoriai maitinasi.
Gal labai netoli pravedžiau kažkur palinosi, tai susidomėję. Kai stipriai būna, kai sukilusios, ta prasme, tai jos čia plemba. Masalą ryja iki gerklės galą, iki skrandžio beveik ryja. Bet pirma žuvis, smagu, sezonas atsidaro. Šiemet gal reiks ir ešerių pabandyti, vat, kaip sakau, su mažesniais biški masalais pažvejot. Visai patiko jau pernai rudenį gaudžiau, tai ir vienas kitas ešerys papuola, tai visai smagu jau taip. Ir ešerį pagauti, ir lydekioką kokį tai. Daugiau šansų šis žuvį pagauti, ant mažesnio masalo. Aišku, didesnį tai būna visaip, ten tai būna ir woblerį 15 cm. Nelegalės lydekaitės puola. Kaip kada, turbūt ir nuo aktyvumo jų priklauso. Čia dar visai nedaug laiko praėjo. Spėjau koks pusvalandis geras, ar 40 minučių. Ir jau pirma žuvis. Nuimu lengvesnę meškerį, tokį tamsų guminuką. Su tamsiais čia gal ne taip gerai, kai toks neskaidrus vanduo, bet pabandyt, viską pabandyt. Čia šiaip labiau gal džigaut būtų gerai su tokiu. Bet kad labai jau čia žolių daug, nieko čia aš nepadarysiu. Dabar reikia pasikeisti masalą. O tokį guminuką. Iš čia kokių 5 cm. Daugiausiai jau manau. Bet ryškus, gražus. Pabandyt. Šitą Whitebeardas čia, mano iki 5 gramų užmetimas. Su šitą dar liaunesnė jinai. Tai va, kai prieš tai lydeką ištraukiau, tai čia jau malonumas būtų traukti tokią. Rudens teorija tai, kad didesniais masalais gaudyti. Ale žuvis didesnė kasnė ieško, nesivaika va tokių mažiukų. Bet užkimba ir ant mažų čia tos lydekas. Manau, viskas įmanoma. Su tokiais lėčiau gali pravest, kur nors apvalį žolės. Palei pakraščius kokius. Na, bet kol kas čia nieko. Atplaukai vietelė gražesnė kokia. Čia posūkis toks. Pirmą prametą. Mažesnius masalus pramėtau. Tada didesnį mėtau. Bet kol kas po to kibimo viskas daugiau nei bakst. Aprimo lydekos. Nei mažesnė, nei didesnė nenori masalo. Aišku, čia aš to laiko šiandien taip mažai gavosi, čia kelios valandos tik tai žvejybos.
reikėjo per Lietuvą varyt. Iški pabijojau, kad sulis. Gal čia net nebūtų lyja. Prametu tada didesnį masalą. Jeigu mažo nenori, nemata. Nes ten tas masalas toks ir blankių spalvų, toks neryškus. Nu, dar vieną pagaučiau ir būtų ideali žvejyba būtų. Porą lydekaičių atsidarimui pats tas. Nei per daug, nei per mažai. Nei rankų labai šlapint nereikia. Šiaip tai ir patemus tos lydekas kimba tik tai. Sutemus. Niekad ir negaudžiau iš tikrą naktį. Nu, ne naktį. Sutemoj. Šiaip ant galvos šviestuką turiu. Nek mintis kilo durna pabandyt. Neturiu fosforinių, kai būna tokie masalai, kur švyti naktį. Gal ant tokių tada geriau naktį. Tarkiu nepagavau naktį, tai bandyt lydekų naktinę žvejybą. Ir vėjas nemažas. Aišku, čia gerai, kai gali rasti žuvių daug kur. Gerai, reikia paplaukti kažkur toliau. Gražu rudenėlis. Lapai krenta, pageltonavę, paraudonavę. Visokios spalvos. Žiema ateina. Nu, įdomu, kaip čia šiemet su ledu bus ar nebus ledo. Na, nėra čia ko gal spėliot. Kai bus taip, nieko nepakeisiu. Dabar mėgautis ir džiaugtis rudenėliu. Ir lydekom rudeniniam. Galvoju, dar reiks pabandyti pavilkiaut ant didelių masalų. Kažkur tai ant didelių gilių dar kameras pasijungt. Pasižiūrėti, kaip ten lydekas. Ar sekioja masalus, ar nesekioja. Ir jums patinka vaizdų pasižiūrėti. Ir man įdomu, kaip ten tas lydekas iš paskos plaukioja masalą. Seka ir nepastveria. Visokių būna variantų. Čia kaip ramu visai. Vėja nėra. Gera. Valtis neneša visiškai. Nereikia inkarą mest. Nu va, ramybė. Saulė leidžias. Raudonas dangus, toks rausvas. Ant medžių viršūnių. Saulė tik tai matosi. Šitoje vietoje jokios bangelės, pasaka. Bet ir mailiaus nėra jokio, nesimato paviršiui, kad daužytųsi kažkaip. Vėjas nerimsta. Tempt staigiai labai pradėjo, kažko tai jau. Ir šiaip daug žolių čia. Sekliau. Atplaukiau į seklesnės vietas. Sunku net pramesti, iš tikrą masalą pratraukti. Kažkaip tai labai kliūna. Žolės, va, iškart žolė. Ir elektrinis variklis kliūna, sunku praplaukti, apsivelia iš karto sraigtas žolėm.
Čia turbūt dar reikia palaukti, kol sukris labiau žolės. Dar nelabai čia. Nelabai tinka šitoj vietoj dar spiningauti. Nuplaukiu dar. Pamėtyt kur nors patamsiai. Nu, bet jau netoli iš sulaipinimo vietos, kad labai neužsivėlint. Nu, įdomu, jums čia matosi kas nors. Kažkiek turėtų matytis. Nu, jau prieblanda gera. Be 15:07 vakarą. Tamsu jau. Tai jau 7 faktiškai tamsu būna. Kas sunkiausia, nematau kur metu labai gerai. Žolėm. Su tom žolėm čia. Ir žolių nebematau, kur išlindusias. Gal tik starkius čia naktį žvejot galima. Lydekas spėju nelabai jos čia kips. Jūs galite parašyti, ar yra tekę lydeką naktį pagauti. Aišku, ten su live skopais turbūt susirandi tą žuvį, tai palinosi gali masalą įmest į burną. Bet va taip atsitiktinai, jeigu palei žolės kažkur, tai nu įdomu. Baig žvejybą, kažin ar čia ką pagausiu tamsojau. Ir taip sezoną atsidariau, vieną lydeką tokią, tikrai gražią pagavau, pakovojau, ko daugiau reikia. Aišku, pritrūko biškį laiką, mano būčiau ir antrą pagavęs. Bet užtenka ir tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjot šį kartą ir iki kitų kartų. Iki.